Taip, pirmam kartui 30 € bauda. Tuoj sustosim, paimsim kavutės, kad rytas būtų geresnis, ne? Ar gali būti šitas automobilis greitas? Nu, man atrodo, jo. Jo? Kodėl ne? Ok, supratau, ačiū labai. Šitą Aerodynamics, viską tokio, man atrodo, bus. Galbūt? Gerai, dėkui. Ačiū. Gerai. Geros dienos. Sekmadienis, visi miega, poilsiauja, o mes jau čia. Tai ką, gerbimi žiūrovai, šiandien mes turime Volvo automobilį, modelis S90, pluginas, 2 litrai, turbo, pakankamai smagiai važiuoja, pažiūrėsim, ką jis gali, kaip žmonės su juo gyvena ir pamatysime daug gražių vaizdų. Taigi Volvo pradžia prasideda daugiau negu prieš 100 metų, 1920 metais, taip sakant, 2 kolegos, kurie dirbo SKF gamykloje, čia gamykla, kuri darė Švedijoje guolius, ir buvo nuspręsta visgi pagaminti savo automobilį, sukurti įmonę, ir Švedijos rinkai taip pat reikalingas buvo labai paprastas, ekonomiškas ir galingas automobilis, tuo pačiu, kuris galėtų atlikti visas esminės funkcijas, nuvažiuoti iš taško A į tašką B, ir taip pat tai turėjo būti krovininis automobilis. Jau Ženevoje po kokių 5 metų, po pirmo pristatyto prototipo, išleistas buvo ant konvejerio serijiniai gamybai pirmas mažas automobiliukas Volvo. Taip pat buvo ruošiamas dar kitas modelis, su kuriuo jie norėjo užeiti į Amerikos rinką būtent. To pasekoje jie gavo pakankamai didelį užsakymą iš Švedijos ir pradėjo gaminti visus automobilius, kurie buvo tuo metu surinkti ir paruošti gaminti pagal planą būtent Švedijos rinkai. Jau tada, tais metais, Volvo pradėjo, kai tik pasileido pirmas serijinis automobilis, galvoti apie padidintą saugumą, gaminant automobilius ir eksploatuojant juos. Tai Volvo taip pat nesustojo ir patentavo kiekvienais metais po keletą naujovių, kurios susietos būtent su saugumu. Prasidėjo nuo būtent saugos diržų, kurie buvo visur integruoti į serijinius automobilius Volvo, kaip priekyje, taip ir gale. Aišku, tai nebuvo pagrindinis Volvo arkliukas, nes šiaip Volvo automobilis yra pristatomas rinkai ir buvo visada pristatomas kaip aukščiausios kokybės automobilis, kur naudojamos kokybiškos medžiagos. Tom Volvo ir pasižymėjo nuo pat pradžių.
Policininkai pravažiavo priešais mus, tai gal negrįž. Och, tu blemba. Tai ką, truputėlį bus baudelė, man atrodo, nes sustabdė mus iš karto. Policininkai gerai dirba pas mus policija, važiavom tiesiai, jie važiavo priešpriešą. Na taip, pirmam kartui 30 eurų bauda. Rimtai? Prašau, tik tai. Antrą kartą. Oi, nu, sau. Nu va, gerbėmėjai, 30 eurų pirmam kartui, nes baudų pas mus nėra. Antrą kartą vairuotojo pažymėjimo atėmimas. Viso, lekiam toliau, davai. Jau pradedant nuo 1970, baigiant 80 metais išėjo keletas svarbių modelių, tokių kaip V70, V60. Naujesnis modelis V40 jau pasirodė arčiau 2000 metų. Bet tai buvo irgi reikšmingi modeliai ir daug pasikeitimų buvo taip pat dizaine. Pradedant nuo 2000 metų, žengiant į priekį, Volvo padarė savo legendinį modelį S60 ir V70, kur skiriasi tarp jų tik tai kėbulai. Variklių buvo aibė įvairiausių, kaip dizelinių, taip ir benzininių. Bet pati galingiausia versija Volvo buvo ant variklio 2,3 turbo. Jie padarė tik vienintelį šitą modelį. Ir po to visą patentą ir technologiją nupirko jau Ford grupė. Jau buvo šnekos apie tai, kad Volvo kaip grupė bus parduodama 2008 metais, nes buvo labai bloga finansinė situacija ir yra kalbos apie tai, jog ir Volkswagen grupė, ir Fordas taip pat norėjo pilnai išpirkti Volvo grupę, bet taip ir neįvyko tas sandoris. Tai galutinai viskas pasitvirtino, oho, kaip nuvažiavo greitai. Matei? Kaip šaudė? Palaukit, to mes jį gal pagausim. Kažkas su BMW čia. Ketvirtukas, man atrodo. Pabandom. Tuo mes tave pagausim. Kur tu važiuoji? Važiuojam, girdė. O, važiuoja. Va, mes jau pasiklausim, kokia ten galia. Sveikas! Kokia galia pas tave? Labai daug? Klausyk, gal pabandom? Gerai, važiuoji? Gal pabandom? Nu, pabandom gal čia, ką žinau, rolą? Padarysim gal greitai? Aha! To jis užsipils kuro ir sakė, kad pabandysim gal. Mes važiuojam dabar į Kalniuką 60. Praėjo gal 2 sekundės, kol sureagavo akceleratoriaus pedalas. O aš dabar jums sakysiu, kada aš paspausiu pilną pedalą. Mes dabar esam ant power modo, pats galingiausias, kuris tik yra, ne? Pilnas. Ką žinau, praėjo gal kokius 2,5 sekundės. Čia tai man nepatinka šitas dalykas, nes aš dabar lėtai paspaudžiu, lėtai laikau truputėlį ir tada reaguoja pakankamai greitai akceleratorius. Bet jeigu aš paspaudžiu dabar, nežinau, ar aš spėsiu išeiti iš avarinės situacijos pakankamai greitai, tam, kad judriai pasukti vairu ir pravažiuoti, kliūti.
Labadiena, gerbiami žiūrovai. Pasitikite šiandien Volvo S90. Pakankamai gausioje komplektacijoje, nepaprastas modelis. Šiandien dienai labai aktuali technologija, hibrido technologija, nes čia yra pluginas. Taigi, tęsiant šneką apie Volvo koncerną pradžioje 2000 metų, norėtųsi pažymėti tai, jog įžengdamas Volvo į rinką, kur norėjo konkuruoti su tokiais automobiliais kaip BMW X5 ir Audi automobiliais, Volvo labai sėkmingai padarė XC60 ir XC90 kėbulę esančius automobilius. Čia buvo visureigis. Bet taip pat niekas nepasimiršo ir apie hibridinius automobilius. Jau pradedant nuo 2012 metų Volvo koncernas savo gamyklose pradėjo rinkti pirmuosius hibridinius automobilius. Taip pat pasirodė S90 ir XC90 automobiliai su pluginais, su technologija, kurią labai sparčiai jau daug metų naudojo taip pat ir Toyota. Charakteristikos yra tikrai įspūdingos. Nuo 0 iki 100 km/h šitas automobilis gali pasiekti maždaug per 4,7 sekundės. Tai yra tikrai geras rezultatas tokiam sedanui. Šiandien dienai šitame automobilyje ir šitoje komplektacijoje būtent tai yra 65 kW galios baterija. Įkrovimo vieta pas Volvo visus automobilius yra iš kairės pusės ir atsidaro štai čia. Automobilis paprastoje standartinėje komplektacijoje pluginas, kur gale yra 450 arklių, siekia 70 ir daugiau tūkstančių eurų. Taigi dar norėtųsi grįžti prie pačios multimedijos šito automobilio ir kiek aš stebiu Volvo, tai viskas eina į paprastumą. Didelis ekranas vidury, kur mes galime matyti daug funkcijų, taip pat klimato kontrolė, visa valdoma per vieną ekraną ir nėra nei vieno mygtuko. Šitoje komplektacijoje yra šildomos sėdynės, taip pat daugiau funkcijų yra apie patį automobilį pagrindiniam meniu ir meniu veikia pakankamai greitai, aš sakyčiau. Taip pat apie garso sistemą, kadangi čia yra Harman Kardon integruota opcija gamyklinė, taip pat yra daug įvairiausių nustatymų, kuriuos galima koreguoti pagal save. Pats meniu tai susidaro iš didelio displėjaus ir iš kairės į dešinę mes galime eiti per pagrindinius meniu laukus. Yra daug pakankamai įvairiausių funkcijų, kurias tu gali įjungti, pajungti ir taip pat atsisakyti pilnai. Taip pat galima iš vairuotojo sėdynės reguliuoti jūsų keleivio sėdynę į priekį ir atgal. Tai kad pakankamai daug funkcionalumo yra čionais ir viskas veikia pakankamai greitai. Taip pat automobilis leidžia integruoti navigaciją į vaizdą, kurį mato pats vairuotojas. Taigi šio automobilio komplektacija yra pakankamai gausi. Kaip ir minėjau, aukščiau čia yra muzika Harman Kardon, yra šildomas vairas, šildomos sėdynės, odinės sėdynės, perjungimo svirtelė, medžio apdaila ir taip pat daugelis kitų funkcijų, kurios jau integruotos irgi kaip ir standartas į plugino komplektaciją, taip pat yra šiame automobilyje. Mes atvažiavome atsigerti skanios kavutės, būtinai paragausim ir norėtųsi pabaigti Volvo istoriją. Būtent su tuo, kad mes tikrai įžengėme į tą erą jau hibridinių automobilių, kurie matomi pastoviai mūsų keliuose. Ir žinoma, kad tai yra kitas žingsnis jau taip pat prie elektrinių pilnai automobilių ir integracijos. Bet infrastruktūra jinai dar neparuošta pilnai tam. Todėl mes dar sulauksime naujų iššūkių tam, kad pavaizduoti jums ir parodyti taip pat naujus automobilius, ką gamina gamintojai šiandien dienai ir kaip Volvo sėkmingai toliau gali konkuruoti su BMW ir Audi automobiliais. Tai kad už jūsų sveikatą ir susimatysime kitame video. Ačiū Jums. Viso geriausio. Čia nepaprastas modelis.
čia yra, blemba. Šiandien pasitikite Volvo S90. Pakankamai gausioj komplektacijoje ir blembački. Taigi Volvo